Mes su sonoperacijos metu dirbome jau kokius 4 metus, dėl ko mes pradėjom jį naudoti. Lyginant su elektroporacija, jis yra patrauklesnis keliais bruožais, bet vėliau mes įsitikinom, kad jisai sudėtingesnis yra. Patrauklesnis yra dėl to, kad jeigu mes norime paveikti elektroporuoti organizmo vidinės sritis, organus, audinius, mes turime naudoti adatinius elektrodus, kad juos įvesti tiesiai į kūną. Ir be abejo, tai reikalauja tam tikro chirurginio įsikišimo. Tuo tarpu ultragarsas, mes žinom, kad jis naudojamas yra echoskopijai ir realiai ultragarsu mes galim pasiekti bet kurią organizmo vietą. Tuomet ir buvo tokia idėja, kad jeigu mes galim pasiekti bet kurią organizmo vietą, padidinę intensyvumą ultragarso, mes galim toje vietoje sukelti ultragarsinę operaciją arba sonoporaciją. Tik ką mes greitai įsitikinome, kad vienas pats ultragarsas arba žudo ląsteles, arba nesonoporuoja. Ta riba, kada ląstelės pradeda žūti arba nepaveiktos, yra labai siaura. O kad ta riba būtų praplatinta, reikalingos pildomos medžiagos, tai yra mikroburbulai. Tai yra lipidų ar kitų polimerų apvilktos pūslelės, kurių apvalkalas yra lipidai arba kiti polimerai, o viduje jų yra dujos. Ir šitie mikroburbulai, tai yra 1,5 mikrometro dydžio burbulai, kurie ultragarso poveikyje svyruoja. Įsivaizduoti galim, kad ultragarsas suretina terpę arba išretina terpę. Ir tie burbulai pradeda svyruoti. Kadangi ultragarsas yra pakankamai greitai judančios bangos, tai tie burbulai seka svyravimus. Ir kuomet burbulų svyravimas tampa didelis, jie aplink save kuria tarsi tokias sroves. Tos sroves gali būti pakankamai intensyvios ir jeigu šalia yra ląstelė, veikti ląstelių membranas. Antra, jeigu ultragarso intensyvumas dar yra didinamas, burbulai panašiai kaip balionai, jie gali sprogti. Ir tuomet burbulės kaupta energija išsklaidoma į aplinką smūginių bangų pavidalu arba šilumos pavidalu arba tokių mikročiurkšlių pavidalu. Šitie efektai jie gali vėlgi veikti ląstelių membranas. Taip pat kaip elektroporacijos metu ląstelių membranoje formuojamos kažkokios pažaidos, kurios yra laikinos, gali užgytos žaizdos, bet tuo tarpu, kuomet dar yra pažaidos, į ląstelę gali patekti įvairios medžiagos, panašiai kaip elektroporacijos metu. Jeigu vertinti elektroporaciją ir sonoperaciją efektyvumo prasme, kuris iš šių metodų yra geresnis? Jeigu žiūrėti efektyvumo prasme, be jokių abejonių elektroporacijos metodas yra žymiai efektyvesnis. Dėl to, kad ta riba, kuomet ląstelės žūna, arba ląstelės yra gyvos, bet poruotos ir nežūna, yra žymiai platesnė. Elektroporacijos metu mes galim pasiekti faktiškai 100% ląstelių poruotų ir labai mažą procentą žuvusių ląstelių. Reiškia, į tas visas ląsteles mes galim įnešti genus ar vaistus. Sonoperacijos atveju tą mes galim padaryti apie 30-40%. Tik tai. Kitas elektroporacijos pranašumas, elektroporacijai nereikia jokių kitų medžiagų. Tuo tarpu sonoperacijai reikia papildomos medžiagos, to vadinamo ultragarso kontrastinio agento mikroburbulų. Ir tai šiek tiek pabrangina tyrimą. Ir šalia to mikroburbulai, kadangi jie yra mikrometro dydžio, juos įvesti į audinius in vivo nėra paprasta. Jeigu įleisime į kraujotaką, iš kraujagyslių jie neišeina. Jie tiesiog cirkuliuoja kraujyje, bet iš kraujagyslių neišeina. Jeigu įleisime į audinį, jie audinyje nepasiskirsto taip, kaip pasiskirsto mažos molekulės, kadangi jie yra gerokai didesni už molekulės. Tai tas padaro, kad audiniuose sonoperacijos metodas nėra toks efektyvus. Iš kitos pusės, jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte paveikti kraujagyslių membranas, tai be abejo šiuo atveju sonoperacijos metodas būtų efektyvesnis. Kadangi mikroburbulai cirkuliuoja kraujyje, jūs galite ultragarsą nutaikyti tam tikrą sritį, pavyzdžiui, ten, kur yra trombas, ir tokiu būdu naikinti trombą. Šiuo atveju sonoperacijos metodas turi savo pranašumą. Bet to sonoperacijos metodas gali turėti ir kitą pranašumą. Tie mikroburbulai, kadangi jie turi lipidinį sluoksnį, į juos galima įdėti vaistinę medžiagą. Ir jie tampa kaip vaistinės medžiagos nešikliai. O kadangi mes mikroburbulą galim susprogdinti arba suardyti ultragarso pagalba tam tikroje kūno vietoje, reiškia, mes galim atpalaiduoti tą vaistinę medžiagą, jau šiek tiek reguliuojant lokaliai tam tikroje vietoje. Čia būtų dar vienas sonoperacijos privalumas, kuris, kaip matot, skiriasi nuo elektroporacijos privalumų. Kaip jau minėjot, mikroburbulą galima susprogdinti ultragarso pagalba tam tikroje kūno vietoje. Ir įsivaizduokim dabar, kad mes labai gerai žinom, kuri audinio vieta pažeista. Kodėl sunku yra pritaikyti sonoperacijos metodą audiniuose? Į patį audinį įvesti mikroburbulus gana sudėtinga yra. Įsivaizduokite, jeigu mes norėtume įvesti mikroburbulus į raumenį. Bet kuris raumuo, bet kuris audinys yra sudarytas iš daugybės ląstelių, kurios yra viena šalia kitos. Ir tarp kurių tarpeliai yra gerokai mažesni negu mikrometras. O mikroburbulo dydis yra mikrometras. Tai jisai tarp ląstelių nepasiskirstis.
Tai reiškia, jeigu nepaskirsis tarp ląstelių, o tik apie kai kurius ląsteles, tai tik tai tos ląstelės ir bus paveiktos. Tuo tarpu elektroporacijos metu, kadangi elektrinis laukas skirstosi daugiau mažiau apie visas ląsteles vienodai, jis paveiks daugiau mažiau visas ląsteles. Teoriškai elektroporacijos metodas veikia didesnę dalį ląstelių audiniuose negu sonooperacijos metodas. Be jokių abejonių, kadangi yra labai akivaizdi kliūtis sonooperacijai, ieškoma būdų, kaip tą kliūtį apeiti. Vienas iš būdų yra toksai, kad suformuoti burbulų prekursorius. Tai yra medžiagos, iš kurių gali susiformuoti mikroburbulai tam tikromis sąlygomis. Įsivaizduoti, kad būtų galima taip, kad yra lipidai ar kitos medžiagos, iš kurių formuojamas burbulas, bet jas leidžiama į kraujotaką. Ir ta vieta veikiama ultragarsu, bet kito dažnio ultragarsu. Ir toje vietoje skatinama mikroburbulų kūrimasis. Pačiame audinyje formuojasi mikroburbulai ir tada tų mikroburbulų gali būti daug. O tuomet jau kito dažnio ultragarsu, būtent jau to terapinio ultragarsu, ta audinio sritis būtų veikiama ir tikėtina, kad tuomet jau būtų sukelta efektyvesnė sonooperacija. Man kilo tokia mintis apie audinį. Jeigu yra paveikiamos ne visos ląstelės, o tik kai kurios, ar negalima būtų padaryti taip, kad paveikta ląstelė savo informaciją perduotų tom ląstelėm, kuriom mikroburbulai nesugebėjo perduoti? Čia jau klausimas labai sudėtingas, bandyčiau jį kitaip gal sformuoti. Be abejo, jeigu tai yra navikas, tai vaistinė medžiaga turi patekti į navikinę ląstelę, kad ją nužudytų. Tačiau jūsų šitą mintį būtų galima kitaip šiek tiek perversti, kas yra bandoma padaryti elektroporacijos atveju. Pats savaime elektroporacijos metodas, jeigu pritaiksime navikų gydymui, tai bus lokalus gydymas. Reiškia, veikiama tik ta vieta, prie kurios buvo pridėti elektrodai. Tai čia vienas iš didelių minusų to vadinamo elektrochemoterapijos metodo. Ir už tai yra žmonių mokslininkų, kurie svajoja, kad jeigu vieną naviką paveiksime sėkmingai, jį gydysime, tai imuninė organizmo sistema, suradusi šitų griūvančių ar žūnančių ląstelių molekulės, suaktyvins imuninę sistemą taip, kad imuninė sistema pažins likusias ląsteles gyvas, kurios taip pat yra navikinės tokios pat kilmės kaip gydytas navikas. Ir tada imuninė sistema pradės pati ieškoti tokių ląstelių ir jau prieš jas kovoti. Bet čia yra kol kas svajonė. Jūsų klausimą būtų galima taip ir pervesti, kad ta informacija ne kad ląstelės kitos perduoda, bet tiesiog žuvusių ląstelių liekanos, jų molekulės, suaktyvina imuninę sistemą ir imuninė sistema pradeda ieškoti panašių ląstelių ir prieš jas kovoti. Bet taip suaktyvinti imuninę sistemą dar reikia rasti būdų, kaip tą padaryti. O jūsų nuomonė, tai bus įmanoma padaryti, juk žmonės skrenda į kosmosą, kuria protų nesuvokiamas technologijas, bet negali išgydyti vėžio. Šitas klausimas, lyginti su kosmosu ir kelionė į ląstelės vidų, aš manyčiau, jis yra pakankamai palyginamas, nes į ląstelės vidų tikrai nėra lengviau patekti, negu patekti į kosmosą. Kuria prasme patekti? Kad patekti taip, kad tu suprastum, kur patekai ir ką padaryti, kaip funkcionuoja ta ląstelė. Protų nesuvokiama, kiek yra mokslininkų dirbusių toje srityje ir kiek yra tokių mažų žingsnių padaryta, kad suprasti, kaip veikia ta ląstelė. Ar iš tikrųjų mes visi turim vėžinių ląstelių? Labiau sakyčiau, kad mes turim galbūt ne vėžinių ląstelių, bet tiesiog turime riziką susirgti vėžiu, kadangi vėžinės ląstelės atsiranda iš normalių ląstelių, kurios tiesiog sukaupia tam tikrą kiekį mutacijų arba tam tikrose vietose ir jos pradeda piktybėti. Sveikas žmogus neturėtų turėti vėžinių ląstelių. Jos visos tos vėžinės ląstelės žūna anksčiau, negu jos tampa vėžinėmis. Nes pačioje ląstelės lygyje yra kontrolės sistemos, kad jeigu ląstelė dalinasi ir jos dalinimosi procesas yra sutrikęs, tokioje ląstelėje įsijungia programuotos ląstelės žūties mechanizmas, vadinamas apoptozė. Tokia ląstelė neišgyvena, jinai šalinama iš organizmo. Bet jeigu yra genai, kurie reguliuoja šitos programuotos ląstelės žūtį, yra sutrikę, tai ląstelė tokį etapą gali praeiti. Ir be abejo, jeigu jinai praeina, jinai tarsi praeina vieną užkardą, kuomet yra sąlygos toliau jai piktybėti. Ir turi praeiti daug užkardų, kad ląstelė taptų piktybinė ir formuotųsi vėžys. Ar vėžiniai susirgimai yra paveldimi genetiškai? Ir taip ir ne. Kaip minėjau, mutacijos gali kauptis gyvenimo eigoje ir kadangi tėvinė DNR ar motininė DNR perdoma palikuonims, dalinai perdomas ir mutacijos. Tai tokiu būdu taip, kai kurie žmonės be šeimos turi polinkį sirgti tam tikromis vėžio rūšimis dažniau negu kitos. Tačiau iš kitos pusės gali būti, kad šeimoje niekas nesirgo vėžiu, o kažkuris vienas žmogus susirga. Tai rodo, kad tam tikros mutacijos pas tą žmogų gali susikaupti dėl kitų priežasčių. Kažkuria prasme ir paveldima, ir